Turi gerų verslo idėjų, nori sužinoti savo šansų sėkmę? Tai važiuojam kartu apžvelgti, ar Lietuva yra gera vieta pradėti savo verslą. Per pastarosius 10 metų Lietuvos BVP išaugo 118%, o vidutinis atlyginimas 168. Tai daro Lietuvą palankę šalimi kurti savo verslą, pilną galimybių naujos verslams. Tačiau pradėti verslą yra viena, o padaryti sėkmingai yra visai kas kita. Statistika rodo, kad Lietuvoje pirmus metus išgyvena tik apie 63% naujų įmonių. Tai reiškia, kad trečdalis įmonių gana greitai užsidaro. Dar įdomiau, kad po pirmų 5 metų išlieka tik apie 29% įmonių. Tai rodo, kad Lietuvoje pradėti savo verslą yra gana lengva, tačiau ilgainiui išsilaikyti rinkoje gali būti didesnis iššūkis. Kitas svarbus dalykas – investicijos. Per pastaruosius metus Lietuvos startup ekosistema labai išaugo ir siekia dabar daugiau negu 16 milijardų eurų. Didelė dalis investuotojų kaip tik ateina ir iš užsienio. Didžiausia dalis ateina iš Europos šalių ir Jungtinių Amerikos valstijų. Taigi, matome, kad užsienio investuotojai mato didelį potencialą Lietuvoje. Lietuva jau turi nemažai sėkmingų startuolių pavyzdžių. Viena žinomiausių lietuvių startupų Europoje yra tapęs Vinted, kuriame galime parduoti savo drabužius. Taip pat labai sėkminga įmonė yra Nord Security, kuri kuria interneto saugumo platformos, tokias kaip NordVPN. Taigi, ar Lietuva yra gera vieta kurti savo verslą? Galima sakyti, kad taip. Lietuvos ekonomika išaugo, startuolių ekosistema klestėjo ir galiausiai mes pritraukėme daugybę investuotojų iš užsienio. Tačiau sėkmingam verslui visą laiką reikia idėjų, komandos ir darbo. Bet viena aišku, net ir mažoje šalyje, tokioje kaip Lietuvoje, galima sukurti globaliai sėkmingą verslą. Tai jeigu ir tu nori sukurti sėkmingą verslą Lietuvoje, linkime tau sėkmės!